Visada ateina laikas, kai reikia senus langus keisti naujais. Tas momentas gali ateiti po 10, 15 ar 20 metų. Bekeičiant langus gali kilti idėja. Į kambarį reikia įleisti daugiau šviesos, vietoj vieno lango įstatyti 2, gal net didesnius. Pradėkime. Pirmiausia, išimame seną langą ir nuardome lango ertmę. Išmontuojant seną stogo langą, kartu pašalinama sena hidroizoliacija ir stogo danga. Kai seno stogo lango ir stogo jungtis atlaisvintos, išimame seną lango rėmą. Šeimininkas nutarė sumontuoti 2 didesnius langus vietoj vieno. Kambaryje bus daugiau dienos šviesos, todėl kambaryje bus daug patogiau. Kad sumontuotume 2 langus, turime pasidaryti daugiau erdvės. Kai jau turime apytikslę ertmę, išpakuojame stogo langą ir paruošiame jį montavimui. Stogo langų Velux apdaila gali būti balta arba kaip lakuotos medienos. Velux rekomenduoja montuoti, naudojant originalų šilumos izoliacijos rėmą. Ši konstrukcija tvirtinama per visą paruoštos lango ertmės perimetrą. Montuojant 2 langus, originalus Velux gaminys gali būti naudojamas ir kaip stogo gegnė. Stogo lango montavimą pradedame nuo rėmo. Prieš pritvirtindami rėmą prie stogo konstrukcijų, gulsčiuku atliekame reikalingus matavimus. Jei reikia, rėmą palyginame. Po to stogo langą pritvirtiname prie stogo konstrukcijų varžtais taip, kaip nurodyta instrukcijoje. Hidroizoliacija lemiamas saugaus stogo lango naudojimo faktorius. Būtina naudoti originalius montavimo gaminius Velux. Teisingai įrengsite tik naudodami originalią, specialiai jūsų pasirinkto Velux lango dydžiai skirtą hidroizoliaciją, garantuojančią vientisą sujungimą ir apsaugą. Išorinėje stogo dalyje reikalinga taip vadinama tarpinė, skirta banguotai stogo dangai. Jei danga lygi, naudojame lygiai stogo dangai skirtą tarpinę. Kai pritvirtinome lango rėmą prie stogo konstrukcijų, pagal instrukcijas padarėme hidroizoliaciją, įstatome patį langą. Daugumą šių darbų atliekame iš vidaus. Kai langai sumontuoti, užbaigiame vidaus darbus ir kviečiame kaimynus į įkurtuves. Rezultatas stulbinamas. Dėl į kambario patenkančios šviesos, kambarys yra daug šviesesnis ir atrodo erdvesnis. Naujojo lango šilumos izoliacija daug geresnė, todėl kambaryje bus daug šilčiau. Baigiamasis taškas – prie lango pritaisomos Velux gaminamos užuolaidėlės. Jos ne tik visiškai užtemdo kambarį, bet ir pagerina stogo šilumos izoliaciją žiemą bei neleidžia kambariui per daug įkaisti vasarą. Šis modelis giriamas dėl specialaus dizaino. Audinio raštą sukūrė žymus pasaulinis dizaineris Karim Rashid. Sėkmės įrengiant jūsų palėpę. Telefono numeris 852709101 www.velux.lt